vakaras. Labas vakaras. Labą vakarą, ponė Skverneli, net kažkaip nesinori. Labas vakaras. Neturi būti jokio apmokestinimo, aš jau nekalbu ten apie pagalbą. Mažiausiai... Jūs turit mintį savo labai koncentruoti, bet mes supratome. Pasisakote taip, šiek tiek pagrindėt. Prie kito etapo. Šeimų sąjungos kreipėsi į ministeriją, atsakymas все законно. Tai aš manau, reikia griežtinti, kadangi net į Vilniaus miestelį mes naikinam. Migracijos politika yra būtina, galvojant apie tai, kad Europa visa sensta ir globalūs procesai neaplenks mūsų. Stadijų civilinės sąjungos įstatymas, aš pati 2017 ir 2020. Taip. Pone Uspaskikai, ar turėtų Lietuva mažinti karinę paramą Ukrainai? Taip. O ponas Orlauskas, reikia jūsų sprendimo. Gerai, pone Tomaševski, pradėkime nuo jūsų. Gerai, tai ačiū už. Klausimas visiems kandidatams, taip ar ne, ar palaikote partnerystės įstatymą? Taip. Tai ponė Žemaitaitė, jūs neramina rusų kalbos gausėjimas, vis dažnesnis vartojimas Lietuvoje. Taip ar ne? Rusų kalbos gausėjimas Lietuvoje. Taip, tai ponė Zuokai, jūs kėlėte
renkatės visus žmonės priimančią Lietuvą, kur kiekvienas mylintis žmogus gali... Armonaitė, aš priminsiu, kad tai buvo Seimo rinkimams skirta debatų laida. Debatus organizavo nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku, transliavo LRT. Dėkojam Jums. Čia atvykusiems, dėkojam mūsų žiūrėjusiems per televizorius. Tikimės, kad sustiprinom apsisprendimą tų, kurie žinojo, už ką balsuot. Galbūt padėjom apsispręsti abejojantiems ir taip pat pakeitėm sprendimą tų, kurie manė, kad nereikia eiti balsuoti. Eikit, balsuokit ir sekmadienį žiūrėkite rinkimų laidas per LRT nuo 20 valandos. Ačiū ir ramaus teisingo sprendimo. Viso gero.